Sveiki, ketvirtadienio vakarą eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite ir pradžioje trumpai apie tai, ką šį vakarą žiniose matysite. Šiandien žiniose matysite: atleista Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. Visi pažeidimai yra turto valdyme, netinkamo turto valdyme, ir kurią sritį be paimtumėm, ar viešuosius pirkimus, ar turto įsigijimo, netgi reikalingumo pagrįstumo. Esu giliai įsitikinusi, kad šis sprendimo projektas yra ne kas kitas, kaip susidorojimas su manimi. Liko vos kelios dienos, per kurias Lietuvos gyventojai turi apsispręsti, kaip kaups pensijai ateityje. Nežinau. Negirdėjote nieko apie tai? Druskininkuose atidaryta biomasės katilinė. Aš manau, kad bus tikroji šventė. Ne tada, kada mes iškilmingai atidarysime biokuro katilą, bet tada, kada atpigs šiluma. Alytuje pėsčiųjų perėjoje partrenktas vyras. Skirti drausminę nuobaudą, atleisti iš darbo. Tokie Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Ąžuolo žodžiai nuskambėjo šiandien tarybos posėdyje ir buvo skirti Alytaus visuomenės sveikatos biuro direktoriai Daivai Kubilieniai. Kaip praneša Viktorija Daugėlienė, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į atlikto audito ataskaitą. Nuo lapkričio 29 dienos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Kubilienė šalinama iš pareigų. Tokį sprendimą už nerūpestingai bei aplaidžiai atliekamas įstaigos vadovo pareigas šiandien kone vienbalsiai priėmė tarybos nariai. Įstaigos vadovui praeitais metais lapkričio 29 dieną, taip pat tarybos sprendimu, buvo skirta drausminė nuobauda pastaba už netinkamą pareigų vykdymą. Tai buvo šiuo metu atliktas auditas. Audito išvados yra neigiamos. Vidaus audito ataskaito įstaigos vidaus kontrolė įvertinta silpnai. Nors visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Kubilienė, bandydama pasiaiškinti, nesutiko su pateiktu savivaldybės tarybai sprendimo projektu, kuriame numatyta atleisti iš darbo, tačiau tai nesutrukdė tarybai priimti sprendimo. Ir nesutinku su administracijos vertinimu, kad įstaigos vadovas nerūpestingai ir aplaidžiai atliko pareigas. Taip pat noriu pažymėti, kad prieš metus buvo neteisingai skirta drausminė nuobauda, objektyviai neįvertinant situacijos. Įvertinusi šiandieninę susidariusią situaciją, esu giliai įsitikinusi, kad šis sprendimo projektas yra ne kas kitas, kaip susidorojimas su manimi, siekiant šališkų interesų. Todėl, jeigu Alytaus miesto savivaldybėje laikomasi demokratijos principų, prašau šio sprendimo projekto nepriimti, bet išnagrinėti nešališkai, nepamirštant žmogiškumo kriterijų ir tik tuomet priimti tinkamą sprendimą. Visuomenės sveikatos biurui vadovaujant Daivai Kubilieniai buvo įsigytas navigatorius, kurio vertė beveik 1000 litų. Tačiau tuo metu įstaiga dar neturėjo automobilio. Taip pat įstaiga įsigė automobilį neturėdama savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimo, bei atrasta begalės kitų grubių pažeidimų. Realiai visi pažeidimai yra turto valdyme, netinkamo turto valdyme, ir kurią sritį be paimtumėm, ar viešuosius pirkimus, ar turto įsigijimo, netgi reikalingumo pagrįstumo, kai kitos įstaigos, kaip ir jūs, visada remdami švietimą ir sako, trūksta lėšų, ir kai pasižiūri, šito įstaigo yra 6 kompiuteriai nenaudojami, jeigu sugestų kiti, tai mes turim atsargą. Tai rodo neracionalų lėšų naudojimą. Kai automobiliui navigacijos sistema įsigyta dar, kai nebuvo turimas automobilis, kažką rodo. Ir daugybė kitų dalykų, neracionalaus turto lėšų naudojimo. Po sprendimo priėmimo Daiva Kubilienė bendrauti su žiniasklaidos atstovais atsisakė. Apsispręsti dėl pensijų kaupimo būdo gyventojai turi dar kelias dienas. Kalbinti alytiškiai sako, kad siūlomi būdai sunkiai suprantami, o apsispręsti per daug skubinama. Pirmadienis paskutinė diena, kada gyventojai dar turės galimybę pasirinkti, kokiu būdu kaups senatvei. Gyventojams norintiems užsitikrinti sotesnę senatvę dėrėtų susirūpinti. Mat iki gruodžio 1 dienos privaloma pasirinkti pensijos kaupimo būdus. Šiuo metu galima rinktis iš 3 variantų.
Pensijų kaupimo būdą mes dabar girdime ir žinome naują, dėl kurio reikia apsispręsti. Tai kai mes, tie asmenys, kurie iš tikrųjų jau yra pasirašę pensijų kaupimo sutartys, jie iki mėnesio pabaigos turėtų nuspręsti, ar likti senoje sistemoje ir kaupti tik tai iš sodros 2 procentus, ar jie dar galvotų prisidėti patys ir gauti iš valstybės skatinamąją įmoką. Žinoma, žmogus gali ir grįžti į sodrą, taip mes vadiname, tiesiog sustabdyti tą savo pensijų kaupimą. Taip pat yra ir 3 pensijų kaupimo pakopa, yra visiškai laisvanoriška ir žmogus bet kada gali apsispręsti joje dalyvauti. Nors ir artėja diena, kai privalu apsispręsti, kaip kaupsime senatvėje, tačiau ne visiems gyventojams aišku, kokį būdą pasirinkti. Kiek variantų žinote, kaip galima kaupti pensiją? Kol kas 3 tik tais nežinau. O nepainu juose susigaudyti, kokia ten ta situacija? Painu, iš tikrųjų painu. O žinote, kad iki gruodžio 1 dienos reikia apsispręsti? Taip, dabar einu šiandien, atliksiu šitą reikalą. Aš pirmą pasirinkau variantą. Ar nesunku susigaudyti tarp tų siūlomų variantų pensijų kaupimo? Ką aš žinau, informacijos yra, suteikia informaciją, tai nėra taip sunku. Nežinau. Negirdėjote nieko apie tai? Ne. O ar bent jau susidomėjote tuo, kad reikia apsispręsti, kaip tą pensiją kaupti senatvėje? Buvo. Sodroj. O kitus variantus ar svarstėte? Pakanka informacijos apie pensijų kaupimo variantus? Pakankama, manau. Tik tai labai žmonės nusivylę ir manau, tų nesidomi ir nepasitikė be abejo. Ačiū labai. Pagyvenusiems tai nelabai naudinga, o jaunesniems tai būtinai reiktų susidomėti. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorės Astos Aranauskienės, kai kuriems gyventojams sudėtinga susigaudyti pensijų reformoje, tačiau žmonės derėtų konsultuoti privačiai, mat reikia išanalizuoti visas aplinkybės. Kol kas neapsisprendusių dar yra daug. Apsisprendę dalyvauti toje antroje pakopoje, kai pats prisideda ir valstybės skatinamąją įmoką gauna, tai yra žmonių naujų sutarčių, visiškai naujų sudarytų yra apie 50 000, 280 000 jau tų apsisprendusių žmonių, 17 000 grįžo, sustabdė kaupimą, grįžo į sodrą. Iš tikrųjų, tų sutarčių, kurios yra pasirašytos jau nuo pat pensijų kaupimo šitoje pakopoje, antroje pakopoje pradžios, yra virš 1 milijono. Ir tie likę žmonės, galbūt jie iš tikrųjų apsisprendė likti kaupti tomis pačiomis sąlygomis, tai yra kaupti 2 procentus, kad jie būtų pervedami iš sodros į pensijų kaupimo bendrovę, tačiau reiktų atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus turėtų vis dėlto dar įvertinti šitą galimybę pačiam mokėti ir gauti sodros. Dėl to, kad kaupti 2 procentus pagal visus principus, iš tikrųjų nesukaups žmogus tiek, kad ženkliai padidėtų jo pensija, nes kaupti reikia apie 5-6 procentus nuo savo darbo užmokesčio. Jeigu asmuo nepasirinks nei vieno iš siūlomų variantų, jis liks sodros sistemoje. Bendrovės Litesko filiale Druskininkų šiluma trečiadienį atidaryta biomasės katilinė. Iki šiol Druskininkų šilumos ūkyje naudotos gamtinės dujos iš Baltarusijos lėmė tai, kad šio miesto šilumos kainos buvo vienos didžiausių Lietuvoje. Pakeitus rekordiškai brangias dujas beveik 3 pigesnių biokuru, priklausomybė nuo jų taps mažesnė, dėl to šilumos tarifas sumažės ir taps stabilesnis. Druskininkai tapo dar vienu Lietuvos miestu, kuriame šiluma bus gaminama naudojant vietinį biokurą. Oficialiai atidaryta biomasės katilinė, kuri jau nuo gruodžio mėnesio druskininkiečiams gamins šilumą. Druskininkams šilumą tiekiančios bendrovės Litesko investicijos į šią katilinę siekia 5 800 000 litų, dar tiek pat ES struktūrinių fondų parama. Mes tikrai labai laukiame šios šventės, tai biokatilo statybos užbaigimo, bet aš manau, kad bus tikroji šventė, ne tada, kada mes iškilmingai atidarysime biokuro katilą, bet tada, kada atpigs šiluma druskininkuose realiai. Tikimės, kad kainų komisija padarys viską, kad tai būtų kuo greičiau, bent jau nuo sausio 1 dienos, ir kas priklauso nuo savivaldybės, mes darysime visus žingsnius, nes gali atidarinėti daug gražių katilų ar biokuro ar dar kitokių, bet jeigu šiluma nepinga, tai manau, kad ta šventė yra nepilnavertė arba praktiškai ir nereikalinga. Tai kas priklauso nuo mūsų, kaip iki šiol darėm, viskas, kas yra įmanoma pagal druskininkų geografinę padėtį, susidariusią situaciją ir taip toliau mes darysime ir toliau.
kad druskininkiečiai, tiek verslas, tiek žmonės mokėtų mažiau už energetinius dalykus. Jeigu kalbėti apie vandenį, tai džiaugiuosi, kad mes jį turime vieną geriausių Lietuvoje, geriamą vandenį ir vieną pigiausių Lietuvoje. Deja, su šiluma yra problemų tikrai pakankamai daug ir manau, kad ateities visi darbai turėtų būti nukreipti tam, kad ta kaina įmanomai galimai būtų pati mažiausia. Visiškai naujo seną rusišką katilą pakeitusio druskininkų biokuro katilo projektavimo darbai buvo pradėti 2012 m. Liepą, statybos 2013 sausį. Po 3 savaitės trukusių baigiamųjų darbų, kurių metu katilas buvo išbandytas, jis tapo visiškai pasiruošęs ruošti šilumą iš biokuro. Mes labai džiaugiamės šito objektu, nes jisai atnešė mums į šitą katilinę ir atnešė 3 kuro rūšį. O ta 3 kuro rūšis tai yra vietinis kuras, vietinis Lietuvos kuras. Tai čia ne tik druskininkam bus geras ir teigiamas pozityvus dalykas, bet ir pačiai Lietuvai, kadangi nuo biokuro gaminimo tai atsiranda ir daugiau darbo vietų ir taip toliau. O patiems druskininkams tai tikrai atneš kaip sakyt, pigesnę šilumą. Aš labai džiaugiuosi tuom, kad pas mus atėjo labai perspektyvūs ir, kaip sakyt, šiuolaikiški įrenginiai, kurie leidžia deginti biokūrą, biomasę kūrą, su nuo 40 iki 60% drėgmės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nereikia specialių čipsų drožti, bet gali būti ir drėgnesnis kūras. Medienos arba kūro, vadinkim, atliekos. Ten, kur normaliam kitam katile arba kitokias modifikacijos katile šitas nedega. O prie šitų naujų technologijų, kurios leis miestui net nepajusti, kad čia mes kūrenam medieną, kadangi antiek išvalo dūmus, nes įvertinus tas naujas technologijas, tai yra elektrostatinis filtras, kuris magnetiniu lauku nusodina daleles, o paskui patenka į dar papildomą išvalymo dūmų įrenginį, kuris praktiškai 99% išvalo dūmus. Taip kad čia šiuolaikiškas įrenginys, kuo mes labai visi džiaugiamės. Naujojoje katilinėje iš biokuro bus pagaminama 25% druskininkams reikalingos šilumos. Vasarą visa šiluma skirta karštam vandeniui gaminti bus paruošiama iš biokuro. Energijos gamybai numatoma naudoti miško kirtimo ir valymo, medienos apdirbimo atliekas, medienos skiedras. Vietinį kurą kūrensianti katilinė bus itin draugiška aplinkai. Joje sumontuotas elektrostatinis filtras sugaudys 99,5% dūmuose esančių kietųjų dalelių. Loretos galerijoje eksponuojami 4 veltinio meistrių darbai. Ekspozicijoje galima pamatyti ir įspūdingai atrodančias iš veltinio sukurtas sukneles, rankinės, papuošalus bei interjerinius kolekcionierių vertinamus meškinus. Su žiemiškais orais ir pirmuoju sniegu Loretos galerijoje duris atvėrė 4 veltinio meistrių Rūtos Grauslienės, Romos Lipkevičienės, Aistės Rutkauskienės ir Kristinos Venslauskienės kūrybinių darbų paroda Vilnos sapnas žiemą. Parodoje eksponuojami šilti, jaukūs artėjančios žiemos šventėmis kvepiantys kūriniai. Šį kartą Loretos galerija pristato būtent veltinio meistrių darbus, skirtingos menininkės ir skirtingų miestų, ir džiugu, kad jos kartu susijungė ir atvežė mums gražią parodą, kuri papuošė ir interjerą, ir pradžiugins švenčių metu visus alytiškius. Veltinio meistrės Loretos galerijoje eksponuoja iš veltinio sukurtas įspūdingas sukneles. Parodoje taip pat galima atrasti daug įvairių veltinio kaklo papuošalų, sagių, šalių, kepurių. Iš visų parodoje pristatomų darbų išsiskiria ir ryškiais katinėliais dekoruotos rankinės. Iš tikrųjų galima pasipuošti švenčių progą ir jeigu kažkam tinka, galima čia tikrai pasimatuoti ir įsigyti ir pasipuošti per šventes. Aišku, yra rankinės, kurios irgi yra labai nuostabios, atkeliavę iš Žemaitijos vienos autorės Rūtos. Ekspozicijoje galima pamatyti ir interjerinius kolekcionierių vertinamus meškinus. Pasak Loretos Mankevičienės, kiekvienas meškinas yra išskirtinis, perteikiantis skirtingą emociją ir turintis savitą charakterį ir netgi vardą. Kolekciniai meškiukai yra išskirtiniai tuo, kad jie iš tikrųjų yra rankų darbo, jie daromi su sanariukais, rankytės, kojytės lankstosi, akutės irgi stiklinės, kaip priklauso kolekciniams meškiukams, po to jie daromi iš moheros ir kitų ypatingų medžiagų.
Veltinio meistrės Rūtos Grauslienės, Romos Lipkevičienės, Aistės Rutkauskienės ir Kristinos Venslauskienės drąsiai eksperimentuojančios menininkės, kas kartą siekiančios atrasti naujų veltinio perteikimo galimybių, ieškančios naujų formų, spalvinių kompozicinių derinių. Jų parodą Loretos galerijoje Rėminimo centre apžiūrėti bus galima iki šių metų pabaigos. Pablogėjus važiavimo sąlygoms daugėja eismo nelaimių. Vakar Prienų rajone kaktomuša susidūrė du automobiliai. Vienas žmogus išvežtas į Kauno klinikas. Dar vienas įvykis Varėnos rajone. Dėl nepasirinkto saugaus greičio automobilis Audi A4 išvažiavo į priešinę eismo juostą ir rėžėsi į Lenkijos Respublikos piliečio valdomą vilkiką su priekaba. Nukentėjo Audi vairuotojas, jis gydomas ligoninėje. Nuo šiandien Alytaus mieste Putinų gatvėje pėsčiųjų perėjoje partrenktas vyras. Apie tai Alius Mikelionis. Šiandien Alytaus mieste Putinų gatvėje pėsčiųjų perėjoje partrenktas vyras. Nelaimė atsitiko netoli Alytaus profesinio rengimo centro. Pirmą juostą važiavęs sunkvežimis sustojo praleisti perėję einančio pėsčiojo, o antrą juostą lėkęs Audi partrenkė vyriškį. Nukentėjusiajam iškviesti medikai. Jis išgabentas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Pirminiais duomenimis vairuotojas buvo blaivus. Panašus įvykis, kai perėjoje partrenktas žmogus, registruotas ir vakar. Pulko gatvėje automobilis Ford Scorpio nepraleido perėję ėjusios 18-metės ir partrenkė ją. Nukentėjusioji Alovės seniūnijos gyventoja gydoma ambulatoriškai. Praėjusią parą Alytaus apskrities policijos komisariatuose buvo užregistruotos 8 nusikalstamos veikos. Įvyko 2 eismo nelaimės, išaiškinti 45 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Šiandien Alytaus sporto rūmuose sužaistos moksleivių krepšinio lygos rungtynės. Alytaus sporto ir rekreacijos centro Dzūkijos komanda, kurioje rungtyniauja 1999 metais gimę ir jaunesni berniukai, susitiko su Marijampolės krepšininkais. Marijampoliečiai turnyrinės lentelės lyderiai. Pirmasis kėlinys vyko lygiai, bet vėliau Marijampolės miesto krepšininkai įsiveržė į priekį. Trečiajame kėlinyje jie jau turėjo 13 taškų pranašumą. Karolio Marcinkevičiaus auklėtiniams pavyko išlyginti rezultatą 4-ajame kėlinyje, bet Marijampoliečiai geriau sužaidę rungtynių pabaigą šventė pergalę. Rezultatu 62-68. Alytaus krepšininkai po sužaistų 8 rungtynių užima 4. vietą. Tiek naujienų Dzūkijos televizijos žiniose, netrukus rytdienos orų apžvalga, o po žinių eteryje laida Kultūros langas. Gražaus vakaro. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sveiki, eterė sinoptikų prognozės. Lietuvoje vėl rudeniški orai. Šiandien vairuotojams ir pėstiesiems pavojaus dėl slidžių kelių nebuvo. Virš šalies išplitęs šiltas oras. Stiprus šiaurės vakarų vėjas dar nenurims ir penktadienio naktį, ypač jos pirmoje pusėje. Po vėjuotos nakties diena numatoma gana rami. Debesys aptrauks dangų ne visiškai. Protarpis pasirodys ir menkų pragiedrulių. Kritulių tikimybė penktadienį nebus didelė, bet viena kita snaigė įsimaišius į trumpai trunkantį lietų retkarčiais pasirodys. Vėjas didesnę dienos dalį išlaikys šiaurės vakarų kryptį ir pūs 5-7 metrų per sekundę greičiu. Vakare atsigręš iš pietvakarių, bet bus mažai juntamas. Artimiausią naktį Alytuje bus apie 0, Kaune ir Vilniuje 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 2, Klaipėdoje iki 6 laipsnių aukščiau 0.